Sveiki gyvi, su jumis vėl Google partnerių patarimai ir aš Tomas Markūnas. Šiandien 5-oje laidoje kalbėsime apie Facebook'o postus. Tai yra apie galimybę keisti šriftą, rašant įdomesnius, labiau akį traukiančius Facebook postus. Na, o antroje dalyje kalbėsime apie interneto svetainės, tai yra kokie elementai interneto svetainėje turėtų būti, jog jie skatintų kontaktuoti, iš esmės svetainė būtų labiau konvertuojanti. Kuriant postus socialinėme tinkle Facebook, tikriausiai teko matyti, jog kai kurie postai, tiksliau jų tekstai yra šiek tiek kitokio šrifto, labiau pastebimi vartotojų ir tiesiog yra patrauklesni, tai parodysiu galimybę, kaip galima būtų pakeisti posto šriftą, būtent teksto, ko, sakykime, įprastai pats Facebook socialinis tinklas neleidžia. Tai ką pirmiausia mes turėtume pasidaryti, tai yra į Google paiešką susivesti tiesiog jei tekst. Tai yra tokia interneto svetainė, kurioje mes galime pakeisti šriftą teksto, kurį mes norime naudoti Facebook'o poste. Tai šiuo atveju tų šriftų yra tikrai nemažai, jie yra pakankamai skirtingi ir įdomus. Tai ką mes turėtume padaryti, tai pirmiausia tiesiog susivesti patį tekstą, kurį naudosime Facebook'e įraše, tai yra vadiname poste. Tai kaip pavyzdys Google partnerių patarimai, ar ne? Ir išmeta keletą skirtingų šriftų versijų, kurias mes galime naudoti. Tai pasirenkame mums norimą šriftą ir mes jį tiesiog kopijuojame. Nukopijavus šriftą, jį jau galime naudoti savo posto įraše, tai kuriant įrašą mes tiesiog įklijuojame tekstą, o visas kitas tekstas jau bus rašomas įprastai, tai yra be to šrifto, kurį pasirinkote. Tai kaip pavyzdys, jau įprastu šriftu rašomas kitas tekstas ir mes, kai tą, sakykime, postą paviešiname, jis matosi štai taip, tai yra ir bendrame sraute matysis, kad mūsų naudotas šriftas puikiai atsivaizduoja. Tai tokiu būdu jūs galite savo postus padaryti įdomesnius ir nustebinti savo auditoriją. Na, o kaip minėjau antroje dalyje, dabar pakalbėsime apie interneto svetainės. Tai ši tema bus aktualesnė labiau verslui, kuriems yra aktualu turėti interneto svetainės efektyvesnės. Tai yra, pakalbėsime apie elementus, kurie turėtų būti interneto svetainėje ir jie skatintų vartotojus susisiekti arba pirkti. Na, o ši dalis bus kaip visada skirta labiau verslui. Tai yra labiau orientuota į B2B segmentą ir kalbėsime apie interneto svetainės dalis, kurios, kaip ir privalomos, kurios skatina vartotojus kontaktuoti ir apskritai kas turėtų būti interneto svetainėje, jog ji būtų efektyvi. Tai kaip pavyzdį galime imti, kad ir mūsų pačių interneto svetainė, gal sakykime, tai nėra idealus pavyzdys, bet manau arti to. Tai nuo ko prasideda vartotojo kelionė interneto svetainėje, tai yra atsidarius pirmąjį puslapį. Vartotojas interneto svetainę skanuoja akimis, tai yra tas vadinamasis F principas, tai yra peržiūrimas meniu, logotipas ir keliaujama tolyn ir tuomet vėl peržiūrimas turinys, keliaujama tolyn. Tai taip, kad, įsivaizduoti, pirmiausia yra išdėstomi visi meniu blokai, eina logotipas, tuomet kažkoks pasiūlymas, ir vienu interneto svetainio atveju čia jau yra mygtukas skatinantis susisiekti, mūsų atveju to mygtuko nėra. Tai jeigu keliautume toliau, kalbant apie svarbės puslapio dalis, tai užėjus į konkrečią paslaugą, kokie elementai skatina vartotoją susisiekti ir kokie interneto svetainės elementai prideda to patikimumo.
Tai šiuo atveju paslaugų puslapyje turėtų būti aiškiai išskirtos pagrindinės paslaugas, kurias mes siūlome, kažkokios papildomas vertės, tai pas mus yra paminėti sertifikatai ir įrankiai, su kuriais mes dirbame, na ir po, sakykime, tų verčių ir pasiūlymo, ką mes konkrečiai puslapyje norime vartotojams pateikti, visada turėtų būti skatinimas veikti. Tai šiuo atveju, mūsų atveju yra skatinimas susisiekti, tai yra mes siūlome nemokamą konsultaciją, tai skatinimas yra paspausti ant telefono arba elektroninio pašto ir sukontaktuoti. Tai visi puslapiai paslauginiai turi būti su skatinimu veikti, tai yra jeigu mes tik sudėsime puslapį informaciją, bet mes neskatinsime vartotojo per skaičių šią informaciją atlikti kažkokio veiksmo, mūsų pats puslapis iš esmės yra neefektyvus. Lygiai taip pat, jeigu puslapyje yra daugiau informacijos, čia ta informacija skirta SEO tikslams, puslapio apačioje vėl turėtų būti kažkoks skatinimas veikti. Tai šiuo atveju mes siūlome peržiūrėti mūsų klientų sėkmės istoriją, tam, kad vartotojas galiausiai priimtų sprendimą susisiekti ir galbūt pirkti. Grįžtant į pagrindinį puslapį, jeigu mes kalbame apie paslauginę svetainę, tai turėtų būti kažkokia social proof informacija. Tai kaip pavyzdys mes minime savo didesnius klientus, su kuriais dirbame, mes viešiname klientų sėkmės istorijas, žinoma, eina paslaugos, ir vėl pabaigoje, kaip ir, sakykime, paslaugų puslapyje, yra vartotojų skatinimas veikti. Tai šiuo atveju mes skatiname registruotis nemokamai skaitmeninės rinkodaros konsultacijai. Tai čia iš esmės tokie pagrindiniai elementai, kurie turėtų būti interneto svetainėje. Tai ką jums, sakykime, pakanka atsiminti, kad kiekvienas puslapis turėtų skatinti vartotojų atlikti kažkokį veiksmą. Tai yra ar susisiekti, ar išsiųsti užklausas formą, kad ta svetainė kiek įmanoma būtų efektyvi. Ačiū, kad buvote su mumis. Ir kaip visada lauksime iš žiūrovų klausimų, o įdomiausi iš jų apžvelgsime kitoje laidoje. Iki susitikimų.